Treneri, pergalės neiškovojot, bet šventę Telšiams tikrai padarėt, neblogos rungtynės ir gali atsidėkojo. Kaip jūs vertinat šiandienos komandos pasirodymą? Šiandien, manau, tik ir gali būti laimingi, nes 6 įvarčiai ir daug momentų, smūgių buvo apstui vienus į kitus vartus. Mums treneriam tai širdys smūgis sunku tikrai, bet žiūrint iš pirmo kėlinio perspektyvos, tai antrą kėlinį grįžom į rungtynės ir tikrai buvom kovingi. Esam tuo tašku, vadinkim, daugmaž patenkinti. Pirmame kėlinyje pamatėm, kad duodama kovos ir tas Panevėžio antras įvartis buvo, kai Veliulis įmušė, ten kova buvo, pražanga nebuvo fiksuota, tai antrame kėlinyje gal pristaikyti ir prie to, kad reikėjo atsakyti tą varžovų duotą kovą. Matot, ir trečią įvartį irgi taip pat ten, varas yra, jie stebi, mato, tikiuosi, kad yra viskas gerai, nes kai esi mažas klubas, lengviau prisigalvoti nesąmonių, bet tikimės, kad viskas teisingai buvo aikštėje iš teisėjų pusės. Šiaip dabar tas komandos toks atakuojantis potencialas didelis, kai kurie žaidėjai sugrįžo į rikiuotę, prisijungė ir ataką Yamada ir atrodo visai smagiai. Ir tie žaidėjai iš pirmos lygos duoda daug naudos ir Belo šiandien pasižymėjo irgi iš pirmos lygos. Žinot, sunkiausia yra treneriui matyti veidus tų žaidėjų, kurių neišleidė aikštė. Ir dabar yra labai didelė konkurencija, vaikinai tikiuosi tą supranta ir aišku, patenkinti esam, kaip jūs minėjote, iš pirmos lygos, bet dabar jie yra mūsų žaidėjai, tai tiesiog jie yra visi vienodi ir tikimės, kad parodys geriausiai. Tai ant galo, ar didesnis kartėlis, kad neiškovojot 3 taškų, ar didesnis džiaugsmas, kad vis tik tą vieną tašką paėmėt ir neprisileidot arčiau varžovų? Didžiausias džiaugsmas yra, kad mes esam konkurencingi, kad mes kimbam į čempionus, kad mes esam, ta prasme, A lygos komanda ir norim toliau išlikti A lygos komandą ir tas taškas geriau negu nieko.